Sveiki! Dar labai neseniai gervė buvo vienas iš paslaptingiausių Lietuvos paukščių ir rečiausių. Tik labai nedaug kas buvo ją matęs iš arti. Ir šiandien tęsime gamtininko Eugenijaus Drobelio filmų ciklą apie Lietuvos gamtą ir retuosius paukščius. Tad pristatysime gervę. Gervė yra toks įspūdingas, didelis, vizualiai gražiai atrodantis paukštis. Tai yra savotiškas netgi galbūt ir pelkių simbolis, kadangi ilgus metus mes žinojom, kad gervės gyvena tik tai pelkėse ir atrodo, kad gyvens tik pelkėse. Ir tai buvo labai retas paukštis. Žymus ornitologas Antanas Aleknonis tik tai savo krašte apie lekėčius rasdavo tų gervių lizdų ir atrodė, kad Lietuvoje to išnyks. Bet laimė tai nepasitvirtino ir čia nuo vakarų Europos plūstelėjo ta tokių jaukių gervių banda, jeigu taip galime išsireikšti. Gervės pasirodo pritapo prie žmogaus, ėmė perėti šlapiuose miškuose, nedidelėse pelkutėse, netgi prie pat sodybų, nors jinai yra ganėtinai baikšti, atsargi, bet ji pritapo prie žmogaus ir jų skaičius Lietuvoje tiesiog akyse šoktelėjo 3, 4, gal net 5 kartus. Ir dabar gervė yra gan įprastas paukštis, bet, kaip minėjau, vizualiai labai gerai atrodo, bet to jį pasižymė tokiom galingom, įspūdingom migracijom. Rudenį plūsteli gervės ir nebejoju, kad visi Lietuvos gyventojai yra girdėję ir matę tas gervės. Ir tai yra kaip simbolis to, kad baigėsi vasara, ateina ruduo ir laukiam to ramybės laikotarpiu žiemos. Tai ir norėjosi kažkaip parodyti. Daug metų dirbau Čepkeliuos, pririnkau nemažai informacijos apie gervę, ją gerai pažinau ir norėjusi tokį filmuką ir padaryti. Nufilmuoti gervę tai reikia, kaip minėjau, šiek tiek ją pažinti, reikia žinoti irgi, kur jinai gyvena, kaip elgiasi. Ir negalima beatodairiškai lįsti prie gervės, kaip minėjau, jinai yra baikšti, opi trikdymui ir jeigu neatsargiai elgsies, gali netgi pražudyti tokį paukštį. Jeigu beatodairiškai lysiu prie lizdo, neatsargiai pastatysiu palapinę per arti ar vienaip ar kitaip, tai ją gali pražudyti. Tai aš rinkausi irgi filmavimą tas gervės, kurios kaip įtariau, kad jos turėtų būti labiau, kaip čia sakyti, labiau prisitaikiusios prie baidymo. Tai atvirose vietose. Atvirose vietose tai ten, kur nepaprastai klampu ir kur šiaip žmogus ar koks plėšrūnas negali prieiti. Tai Čepkeliuose yra tokių užmirkusių vietovių, klampinių, kur gali nuskęsti. Buvę ežerai, ten durpių, skystų durpių sluoksnis 3-4 metrai ir štai renkantis ir ieškant tokių gervių vietelių, tai teko nemažai pamaknuoti ir su aparatūra netgi teko įgarmėti ir šiokių tokių problemų buvo. Bet turint galvoje, kad visada jūs vienas einate tas gerves stebėti, filmuoti, fotografuoti, tai yra labai realus pavojus. Taip, realus. Čia nesigiriant, tiesiog gyvenime buvo ne vienas atvejis, kada galėjo ir būti paskutinis, bet tiesiog kitaip ne vienam tai ir sunku padaryti, kadangi visų pirma labai sunku surasti kitą kvailį, kuris skirtų tiek laiko ir kuris sektų paskui tave ir nedirbtų kažkokių kitų darbų ir tik tai tokia iliuzija, idėja kažkur vaikščiot po gamtą. Tai tokį žmogų visų pirma sunku surasti. O antra, kur daugiau žmonių, ten didesnis trikdymas. Tai aš stengiuosi, kiek galiu tai daryti, žinoma, vienas. Ir sekasi? Kiek sekas, kiek ne, galima ir geriau, bet kiek man pavyksta, tiek bandau padaryti. Raiste, anapus rūke skendinčių tolimų ir slaptingų miško salų pateka saulė. Pulsuodamas ir nuolat keisdamas savo formą, ugninis šviesos kamuolys palengva ropščiasi aukštyn.
Įsaulyje šiltuose spinduliuose lepinasi drugys. Ežerėlio sąsmaukas skubiu žingsniu nušlepsena juodasis gandras. Įdienoja, bet laukymėje vis dar vangiai burbena tetervinas. Jolsi giesmės lopstaisi smarkaujančio vėjo šniokštime. Paraistės lomos ir apipelkio miškai semiami pavasarinio potvinio bangos. Atokiau, ten kur pelkinių pušaičių tankmės, sargyboj stovi gervė. Aplink ramu, vien kupliom salom išnirę kūpso rožiniai balažolių gėlynai. Gervė niekur neskuba, vaikštinėja, dairosi ir atsainiai lesinėja. Netoliese, vidur ežerėlių išplaukusio Kiminų salaitėje, lizde kantriai tūno antrasis paukštis. Visai atvirai tupinti gervė bemat pamato sklandantį jūrinį erelį. Kažin kokie jo kėslai. Todėl gūžta aptūpęs paukštis nusprendžia trauktis. Jis stojasi ir brenda į ežerėlio gelmę. Kiaušinius šildžiusi gervė plaukte perplaukia klampę dumblynę ir išbrenda į ežerėlio pakrantę. Tetervinas bemat pakyla į pušaitės viršūnę. Gervėgi susikūprinusi nuskuba į pušaičių tankmę. Tačiau erelis nuplasnoja savais keliais ir niekas daugiau nesikėsina į gervių šeimos ramybę. Pabaidyti paukščiai netrunka sugrįžti prie savo ežeraičio. Vienas iš jų ryžtingai patraukia link palikto lizdo. Perbridusi seklę įlanką, gervė iškopia į viksvomis apaugusią salaitę. Jos kelią iš paskos atkartoja ir antrasis porelės narys. Praeinančios gervės tik trumpam tesutrikdo nerštui susirinkusias smailiasnukes varles. Pirmoji gervė lėtai ir atsargiai artinasi prie gūžtos, žengia ant lizdo krašto ir atidžiai apžiūri dėtį. Įsitikinusi, kad kiaušiniams nieko nenutiko, gervė aptūpė juos. Netrukus atšlepsi ir antroji, aplenkdama netoliese plūkančią klykuolių šeiminėlę. Nedažnai abi gervės susitinka ties gūžta, nes kol viena iš jų peri, antroji budi sargyboj lizdavietės prieigose. Lapei labai smalsu žvilgtelti į paukščių gūžtą, bet baugu ją prižiūrinčių paukščių. Gervė yra stambus sparnuotis ir jis akylai saugo ir gina savo dėtį. Ji pajėgė šalin nuginti net atklydusią peršlapusią lapę. Gervės yra labai draugiški paukščiai ir visai šeimos rūpesčiais dalinasi kartu.
kol viena lesinėja ir ilsisi netoliese, antroji kantriai šildo kiaušinius. Vėliau jos pasikeičia. Tai vyksta elegantiškai ir be barnių. Ilgai tupėjusi gervė keliauja pramankštinti kojų, parankioti užsilikusių spanguolių. Ja keičiančioje aptūpę nespėjusius atvėsti kiaušinius. Pavasario dienos gena viena kitą. Vandeniu užtvindytose plynėse išplunka ir pabala kupstinių švylių kupetos. Vėjyje tyliai plaikstosi baltos lankos. Gervių šeimoje didelių permainų metas. Kiaušinių lukštą praskelia ir ritasi gerviukai. Vos tik apdžiūvę, jie palieka gūžtą ir iškeliauja. Sunkus pirmieji žingsniai. Gilios balos ir neperlipami kupstai. Vienas gerviukas atsilieka ir pasimeta švylių sąžalynuose. Tėvai kantriai lūkuriuoja pasimetusiojo ir garsinasi skardžiais balsais. Mažasis klimpsta kiminuose, skuba, kol nuvargsta ir trumpam priglunda pailsėti. Gervės mažumėlę grįžta pasitikti. Gerviukas vėl keliasi ir kaip beįmanydamas skuba link švyliuose pradingusių tėvų. Kelią jam nurodo aidintys šūksniai. Vandens semiamus tarpkupsčius ir platesnės gelmes gerviukas plaukte perplaukia. Vargė koks čia žalias siaubūnas. Kurį laiką gerviukas stebi sutiktai, kol galop apsisukęs nuteškena tolyn. Gervė neskuba ir lūkuriuoja pasilypėjusi ant aukštesnio kupsto. Priešakyje gerviuko pasaulis. Dideli kemsynų plotai, vandens semiamos paraistės ir retmiškiais pasklidę pušinėliai. Gerviukas nuskuba link aukštesnio kupsto, persirita per jį ir pasuka kauburio papėdę, kur sausiau ir kišo išplaukusių kiminų salaitės. Gervės dabar turi būti labai akylos, nes gerviukus bemat gali nužiūrėti besibastantys krankliai. Dar keletas syrių ir klajoklis pradingsta švylių tankmėje. Nematyti, kaip susitinka gervių šeimyna, bet netrukus jie visi neskubėdami patraukia link atokios raisto salos. Visą vasarą gervių šeima klajos kartu. Kol jaunikliai maži, gervės žirglinės vandens semiamuose kemsynuose, ežerėlių pakrantėse, slapstysis viksvinių pelkių klampumynuose. Jaunikliams ūgtelėjus, jos užklys į raiste išsibarščiusios sausmes, miško pusiasalius ir apypelkio miškus, ten ilsėsis ir skabys mėlynių uogas. Nusistovi šiltos dienos. Vasaras skleidžiasi įvairias spalviais kvapnių gėlių žiedais. Raistuose, miškuose ir pievose kirba užgimstanti nauja gyvybė.
Žiedynuose dūzgia vabzdžių įvairovė, plazdena margaspalvių drugių draugė. Saugiai užslėptuose lizduose skyla ir ritasi paukščių jaunikliai. Tačiau vasara trumputė. Kaskart vėliau virš raisto ežerėlių patekanti saulė klaidžioja tiršto rūko marškonėje. Vėsios naktys pranašauja rudenį artėjant. Viksvos ir kiti žolynai įgauna auksinius, rausvus ir švytinčius atspalvius. Gelsta pirmųjų šalnų pakasti medžių lapai. Visi, kas gyvas, kaupia maisto atsargas. Samanų paklota kepurėm kelia grybų tiltai. Pirmieji iškeliaujančių sparnuočių pulkai pasiekia amą praradusią pelkę. Palaukėje vaikštinėja seniai bematyta gervių šeiminėlė. Gerviukų nebeatpažinti, taip tystelėjo, kad su tėvais jie vienodo augumo. Jei nerusvos galvos, jų net neatskirtum. Slopsta visą dieną medžių šakose siautęs vėjas. Vakaro žaruose žaižaruoja dylančios kamuolinių debesų atplaišos. Nurimo ir ežero pakrantės plakusios vilnys. Plasteli grobio ieškantis jūrinis erelis ir vėl tuščia. Tačiau toli virš pelkės pasigirsta slopūs gervių šūksniai. Toli nusidriekiančios paukščių vilkstinės artėja ir pabyra dumblėto ežerėlio pakrantėse. Skardžiabalsių paukščių kliksmai sudrasko pavakario tylą. Sutemus į paraistės pievaitę, žolės paskabyti išlenda stirna. Sutūpę pakrantėje ant šiekštų vis dar kažko lūkuriuoja jūriniai ereliai. Nemačiom pateka ir virš miško užkopę apvalainas mėnulis. Gervės vis dar nerimsta, skraido, renkasi patogiausią vietą nakvyniai. Nurimusi ežero paviršiumi mėnulis žymi balzganą savo brydę. Net ir naktį netyla gervių balsai. Tai viena, tai kita ima klykti, bemat jai pritarė tolimesnės. Nuolat girdėti kojų šlepsėjimas ir plunksnų ošimas. Palaukėje šmėkšteli žvėries siluetas. Blausioje mėnulio pilnaties šviesoje matyti mindžikuojantį elnių šeimyną. Alsią naktį iš toli ataidi tauriojo elnių mykimas ir maurojimas. Rujos metas, tad žvėris visiems skelbia savo teises ir valdų ribas. Nejučia ima švisti, sklaidosi nakties ūkanos. Kylančio rūko tumuluose ima ryškėti gervių siluetai. Visą naktį vandenyje prastovėjusios gervės atkunta. Kol raistą kloja boluojantis rūko šydas, jos neišskrenda, kuičiasi, kedena plunksnas ir plasnoja. Rytuose plečiasi rausva pašvaistė ir virš raisto pateka saulė.
Pirmosios gervės palieka nakvynės vietą. Jos išskrenda šeimomis ar nedideliais pulkeliais. Rausvas kamuolys pamažėlė kopia aukštyn. Prašvitus vis naujos gervių voros atplyšta nuo pulsuojančio ir klegančio paukščių būrio. Nepaisant gervių keliamo alaso, į ežerėlio pakrantę žolės parupšnoti išniro elnias. Gervių šaukliai skelbė apie didžiojo kraustymosi pradžią. Jam paklus tiek suaugę paukščiai, tiek ir rudagalviai jaunikliai. Toks triukšmas net elniui darosi nepakenčiamas. Klyksmais gervės ragina vieną kitą. Žvėries kantrybė baigėsi, kai išskrendančių paukščių sparnai ima šmėžuoti čia pat virš jo galvos. Neskubiu žingsniu žvėris eina šalin. Paukščiai lekia ir lekia, tačiau nakvynėje susirinkęs tūkstantinis pulkas rodos niekada neišseks. Ankstyvo rytmečio saulė vis dar nepajėgia atitirpdyti raistą išbalinusios šaltos nakties šarmos. Žaižaruojantis vandens paviršius nuklotas gervių paliktomis pūkų draiskanomis. Šiame tvenkinyje, kur paukščių kojomis išmaurota dumblynė, gervės nesimaitina. Jos čia tik ilsisi, krapštinėjasi ir lūkuriuoja, kol atsikvėpusios galės skristi į dygias ražienas, pabirusių grūdų rankioti. Įdienojant gervių nakvynės vieta gerokai ištuštėja. Ima slopti paukščių klegesys ir sparnų šniokštimas. Palieka tik pavienės gervių šeimos, kurios tingiai kuičiasi šiltose saulės spinduliuose. Tolumoje vis dar girdėti tolstančių gervių klyksmai. Nedideliais pulkeliais ar atskiromis šeimomis jos pasklinda aplinkiniuose laukuose. Iki pat pavakarių jos ten maklinės ir maitinsis, kad vakarėjant vėl imtų telktis į daugiatūkstantinį būrį. Nebeilgai ištvers ir balaitėje pasilikusios, jos skubės paskui išsibarsčiusias gentaines. Pakyla dar vienas gervių pulkelis ir nakvynės vietoje belieka paskutinė vieniša šeima. Gervės raiste lankysis iki spalio vidurio. Kiekvieną kartą rinksis pamėgtoje nakvynės vietoje. Tačiau kaskart jų gretos vis retės. Nuo klegančio paukščių būrio atplyš vis naujai iškeliaujančių gervių pulkai ir patrauks piečiau. Jų vietą pakeis kitos, tik jau retesnės ir trumpesnės gervių voros. Galiausiai paukščių srautas išseks. Rūko ūkanose ir pageltusių lapų žaižaruojančiuose toliuose
paliks amą praradęs raistas. Gražus paukštis, ar ne? Tačiau pasigirti gervę regėjęs retas, kuris gali. Tuo tarpu girdėję mes esame beveik visi, tiek miesto, tiek kaimo gyventojai. Kiekvieną rudenį gervės išskrisdamos klykia ir mes tai girdime. Kitą sekmadienį vėl pakviesime pasižiūrėti dar vieną Eugenijaus Drobelio filmą ir tai bus filmas apie kitą labai retą, labai slaptą paukštį kurtinį.